mes kaip Lietuvoje esame įpratę vadinamas pastorius, kai kurie vadina episkupas, presbiterionas, ar ne, tai Naujojo Testamento bažnyčioje nebuvo tokio vieno pastoriaus, kokį mes dabar įsivaizduojame. Labai dažnai mūsų, bent jau Lietuvoje, įsivaizduojama, kad yra žmogus, pastorius, kuris yra bažnyčios galva kažkodėl tai, ar ne, kuris viską nusprendžia, kuris viską vadovauja. Tai toli gražu nuo Dievo žodžio. Tai Naujojo Testamento bažnyčia neturėjo vieno pastoriaus. Graikiškai žodžiai presbiterios reiškia vyresnysis. Jie turėjo vyresniuosius arba episkupus, reiškia prižiūrėtojas arba vyskupas, ir poimint reiškia ganytojas. Ir iš esmės kalba eina apie tą pačią tarnystę. Nebuvo ten, tokios hierarchijos, kaip kai kuriuose bažnyčiose, vienas aukštesnis, kitas dar aukštesnis, o kitas jau yra galva. Iš tikrųjų, tai turėtų būti, kaip aš matau Dievo žodyje, vyskupas arba vyresnysis. Man labiau patinka žodis brolis. Manau, kad mes visi esame broliai ir seserys. Ypatingai vyresnysis turėtų pasitarnauti bendruomeniai, o ne vadovauti. Žinote, kaip karalius atsisėda ant sosto ir aš dabar jums karaliausiu. Dabar jūs visi esate mano pavaldiniai. Nieko panašaus. Dievo žodyje to nėra.